Pradėsiu nuo chronologijos. Apie 730 metus Damaske Abdulas Al-Hazredas parašė Al-Azifą. Teodoras Filetas 950 metais vertė į graikų kalbą pavadinimu Necronomiconas. 1050 metais sudegino patriarchas Mykolas, tai yra graikišką tekstą, arabiškas tekstas dingo. Olausas išverčia iš graikų kalbos į lotynų 1228 metais. 1232 metais popiežius Grigalius IX uždraudė lotynišką leidimą ir graikų taip pat. 1400 kažkelintaisiais metais spausdintas leidimas gotikiniu šriftu Vokietija. 1500 kažkelintaisiais metais graikiškas tekstas išspausdintas Italijoje. 1600 kažkelintaisiais metais Ispanijoje perspausdintas lotyniškas tekstas. Ir šioje vietoje peršoku į 2017 metus, kurie jau man labiau pažįstami. Necronomicono trumpąją istoriją į lietuvių kalbą išvertė Paulius Jevsejevas. 2018 metais leidykla Kitos knygos išleido štai šitą knygą, kurią aš kartais minėsiu, Howard Philip Lovecrafto apysakas ir apsakymus, Tykantis tamsoje. Vertėjų čia buvo gan daug, tai aš jų visų nevardinsiu, bet tai ko gero yra pirmas žingsnis lietuvių kalba iš tikrųjų susipažįstant su žinomo amerikiečių siaubo rašytojo tekstais. Bet ne su pačiu Necronomiconu. Kitaip tariant, trumpa Necronomicono istorija, kurią jūs čia rasit 2 puslapiais aprašyta, nėra pats Necronomiconas. Bet tai galima skaityti lietuvių kalba. Apskritai Necronomiconas, turbūt visų pirma turėčiau pasakyti, yra mirusiųjų knyga. Originalus arabiškas pavadinimas Kitab Al-Azif. Ir tai yra išgalvotas grimoaras, kas nežino, magijos knyga. O ją sugalvojo mano minėtas siaubo rašytojas Lovecraftas, kurio gyvenamieji metai yra 1890-1937. Ir tai yra vienas pagrindinių Lovecrafto Cthulhu mito elementų. Kitaip tariant, Necronomiconas įsiterpia į tą mitopiją ir mitopėją, kaip lietuviškai sakyti, Cthulhu mitus, kaip tam tikras sugalvotas elementas, keliaujantis per įvairius literatūros kūrinius, ne tik paties Lovecrafto. Nes daugybė autorių metams bėgant papildė Necronomicono turinį ir buvo nemažai pasiekėjų. 20 amžiui taip pat Lovecraftu domėjosi kino kūrėjai, video žaidimuose, literatūroje jis yra žinomas, bent jau jo dvasia. Ir aišku, dar turėčiau paminėti, kad tai yra ne tik keistosios siaubo fantastikos weird fiction pradininkas, bet ir to, kas vadinama siaubo kosmose pradininku. Kitaip tariant, tas cosmic horror, kosminis siaubas, kai girdim tą minint, tai pradininku taip pat minimas Lovecraftas. Čia vis dėlto ieškom ne kažkokių tai literatūrinių dalykų, nes literatūros analizę paliekam tikrai literatūros kritikam, o tiesiog pasidairysim paties Necronomicono keliamo siaubo užuominų vaizduose, garsuose, taip pat citatose. Taigi, 2017 metai turbūt būtų tas pirmas susipažinimas su ta trumpa istorija dėl Pauliaus vertimo, o šiuo metu čia mes sėdim kartu su Adomu Žudžiu ir kartu bandysim praskleisti tą galbūt tokią fikcijos paslaptį, o garsą kuria Pijus Džiugas Meižis, kuris taip pat gal prisistatys vėliau savo kitais kūriniais. Bet iš principo tai turbūt aš labiau kreipsiu dėmesį į tokį pažinimo ir žinojimo neįmanomumą. Adomas, man atrodo, labiau kalbės apie meninę vaizduotę. Ir pradėčiau nuo to, kad Necronomiconas ne tik išgalvota, bet ir archetipinė uždraustų žinių knyga. Turinys kelia grėsmę žmogaus sveikam protui, taigi kas galėtų ryžti skaityti tokią knygą. Bet stabtelsiu pradžiui prie literatūrinės istorijos ištakų. 27 metais Lovecraftas parašė tą trumpą pseudoistoriją, kurią jau minėjau, ir ji buvo išleista 38 metais jau po rašytojo mirties.
kaip ta Necronomicono istorija, kurią čia 2 puslapiais galit pamatyti. Ir pirmą kartą Necronomiconas paminėtas 24 metais. Lovecrafto apsakyme Skalikas į lietuvių kalbą išversta, bet gali būti medžioklis, medžioklinis šuo kažkoks. Ir parašytas tas dalykas yra 1922 metais, nors tariamas šio teksto autorius, pamišęs arabas parašė Necronomiconą, Abdulas Al-Hazredas, jau buvo cituojamas metais anksčiau Lovecrafto apsakyme The Nameless City. Ir ten, jeigu pradėtume domėtis datom, tai ko gero eitume per visokius hiperlinkus, taip lietuviškai sakoma hipersaitai, nesaitai, nes kur tik besi pirštą, ten bus kažkokia fikcija, kuri nurodo į kažkokius metus dar kažkur, kas yra vėlgi ne istorinės žinios, o faktiškai dalykai, kurie yra sugalvoti. Na ir galvojom dabar, ar tikrai mums rūpi, kada ta knyga buvo parašyta, nors originalo šiapusinėme pasaulyje juk visiškai nėra. Nėra jokių žmogaus patikrinamų datų, faktų. Ir ką daryti su tokiu faktu, kurio negalim nei pagrįsti, nei paneigti. Tai aišku, pirma mintis buvo išgalvoti dar daugiau faktų, na ir pasileisti tokių fikcijų, galbūt datų ir vardų klystkeliais. Bet įdomiau galbūt klaust, kada įgavo šitas reikalas ezoterinio žinojimo statusą. Kodėl knyga buvo įtraukta į ezoterizmo tyrimų grupės paskaitų sąrašą? Ar neegzistuojantis tekstas papildys akademinius, o gal pseudoakademinius skaitinius? Na, tai yra toks klaustukas, bet štai knyga, kurią mums atsiuntė ezoterizmo tyrimų grupės lyderis. Ačiū Adui šiuo atveju. Ir tai yra daugiausia turbūt faktų apie Necronomicono įtakas surinkusi knyga, kurioje aprašoma ir tai, kas įtakojo Necronomicono idėją, ir visi tie autoriai, kurie vėliau naudojosi Necronomiconu. Ir tikrai galvojom išaiškinti visus ten tuos paliestus Lovecrafto fantazijos, jo niūrios fantazijos paliestus kūrėjus, fikcijas. Bet ko gero tai būtų tik dar viena širma, o tokių širmų čia jau ir taip netruks, nes skaitant šitą knygą, kuri yra labai prisodrinta faktų, galima būtų kokias, na, turbūt kelias valandas name dropping, bet to nedarysim. Ir klausimas, vėlgi man būtų dar kitas, kodėl apskritai slaptas žinojimas turėjo įgyti būtent knygos pavidalą. Nes tekstus šiandien suvokiame ne tik kaip žodžius, bet ir kaip muzikinius, vaizdinius tekstus, analizuojam tuos vaizdus semiotikoje ir dar kažkur. Na, bet knyga iš principo, aišku, yra žinių simbolis. Tai norint skaityti knygą, reikia žinoti raides. O tam, kad skaitytum slaptą knygą, reikia žinoti slaptą kalbą. Ir kadangi niekas iš gyvųjų to Necronomicono nėra skaitęs, tai aišku, žmonės tam turi susikurti kažkokį tai, na, slaptą kalbą arba rasti būtent tam tinkamą raktą. Trumpai tariant, rasti prieigą prie tokią slaptą. Ir Lovecraftą patį tai domino labai tokie seni žinių klodai, kurie yra užrakinti, kurie yra anapus istorijos, žinios, kurios yra absoliučiai iki istorinės, žmogui neprieinamos. Ir manau, kad jam rūpėjo tai, kas yra apskritai už mūsų pažintinės istorijos ribų. Na ir pagalvojau apie tokį vieną žinių rezervuarą, galbūt kaip simbolį vakarietiško istorijoje, tai Aleksandrijos biblioteka, kuri šiaip jau gal ir nebuvo labai sena, bet jinai buvo sunaikinta. Sakoma, kad iš pamatų sunaikinta, nieko nėra likę visiškai ir tie garsūs antikiniai tekstai, kuriuos žmonės šiandien žino, yra mus pasiekę per antrinius, tretinius šaltinius, o pati biblioteka, manoma, sunaikinta galbūt Julijaus Cezario kareivių ten 50 metais maždaug prieš mūsų erą. Gali būti, kad ją sunaikino kokie nors fanatikai krikščionys, o gal musulmonai ten 7 amžiuje, netaip svarbu, bet iš esmės, žodžiu, nieko nebeliko. Ir įdomu, kad tarptų visokių pasaulio stebuklų, 7 pasaulio stebuklų, tarkim, minimas Aleksandrijos švyturys, bet ne Aleksandrijos biblioteka kaip tokia. Ir aš jos čia beveik ir nenoriu rodyti, nes tai vis tiek būtų tokie imaginaciniai vaizdai. Žodžiu, tai yra tai, ko nėra. Ir vėlesniais šimtmečiais žmonės taip pat kaupė žinias
Ir žinios mus pasiekė ilgainiui iš kur kas ankstesnių laikų, tai archeologijos dėka galim žinoti ir tai, kas parašyta buvo prieš kelis tūkstantmečius ar dar anksčiau. O vakarietiškoj modernybėj žinios apskritai pradėtos kaupti ir klasifikuoti, išsyk klasifikuoti dėl to, kad informacijos tiesiog buvo per daug. Pats žinių klasifikavimas, manoma, yra toks imperinis imperatyvas, nes užkariautojai, imperijos siekia susisteminti tai, ką jie žino, nesvarbu ten ar ant papiruso lapo, ar ant lentelių molinių, ar popierių kažkas buvo rašoma, bet žinių buvo tiesiog per daug, jas reikėjo klasifikuoti ir inspektoriai visokie ir institucijos bandė surūšiuoti ir tas žinias apie kitas šalis, apie kitus žmones. Taigi tai iškart tapo ir tokia, galios ir kontrolės vieta ir tie galios ir kontrolės visokie imperiniai įrankiai pragyveno, tiksliau pačias imperijas, persikėlė į tuos naujesnius amžius ir peršokdama gal kelis šimtmečius, aš čia maždaug apsistot noriu gal ties 19 amžiaus rasizmu, kuris buvo turbūt labai mokslinė teorija savo laiku, kilus iš to viso klasifikavimo, žmonių ir tautų rūšiavimo. Ir miniu tai dėl to, kad Lovecraftas kartais yra kaltinamas, teisėtai kaltinamas rasizmu ir žinoma jis toks buvo 19-20 amžių sandūroje Amerikos provincija. Tas Province, Rhode Island, kuris gyveno, buvo toks, ganėtinai nuošalus kampas, bet jau pradėjo ten keltis visokie migrantai, juodaodžiai, darbininkai, užsieniečiai. Tas kėlė Lovecraftui siaubą ir jis to neslėpė, jis baisėjosi, tarkim, šiuolaikinę modernę architektūrą, nes industrija jau pasiekė ir industriniai fabrikai, peizažai jam buvo matomi, kaip sakant, Amerikai 20 amžiaus pradžiai tas nesvetima. Apie jo rasizmą, beje, labai neblogas pranešimas buvo Lietuvos kultūros tyrimų instituto konferencijai perskaitytas Alfredo Buiko ir kaip mes šiandien tai galim vertinti, nes neabejotinai su tuo susiduriam, šitos knygos pratarmėj irgi neblogai paaiškinama. Kitaip tariant, einam į tokią slidžią teritoriją, nes klasifikacijos yra technologijos, kurios ir sukuria ir apriboja žinojimo būdus. O pats Lovecraftas norėjo kurti žinias, kurios nebūtų klasifikuojamos, nes jis bandė brautis į neegzistuojančios knygos tikrovę. Nuolat pabrėžė taip pat laiškuose, kad tai sugalvojo pats, kitaip tariant, neslėpė, kad tai yra jo sugalvota. Bet savo apysakose ir apsakymuose, kuriuose Necronomiconas išlenda, tai darė tokiu būdu, kad tai neatrodytų kaip kažkas sugalvota. Ir vienas toks momentas man pas jį krenta į akis, skaitant tą literatūrą, tai būtent akademiko, profesionalo, profesoriaus, žinovo figūra, nes jis mėgsta tokius tropus, personalijas, seną profesorių kokį nors, ar ten giminaitį profesoriaus, kuris važiuoja į mirusio dėdės archyvą, ten randa krūvas laikraščių, kažką tyrinėto, kažką tokio, kas ten matosi, jog bandyta kastis labai labai giliai, ten, kur nedera žmogui kastis. Ir visi tie inspektoriai, jie tampa tokia kaip racionalumo kažkokia figūra, bandanti reguliuoti tą procesą, kai pasileidžia žmonės į tą pasąmoninį siaubą ir ten jau nebežino, kaip tą vertinti. Nes, kaip priminėjau, tie dalykai, kuriuos sutinka tyrinėtojai Lovecrafto apysakose, nėra skirti žmogaus akiai ar ausiai. Kitaip tariant, ten rašoma apie nežmogišką tikrovę, apie tai, ko nėra parašyta jokioje Britų enciklopedijoje, jokioje biografijoje, specialiai sukurtame Wikipedijos ar Wiki puslapį, Subreddito kanale, Substacke, niekur to neturėtume atrasti. Bet ar tikrai? Ir dabar mes galim kalbėti apie tam tikrų slaptų žinių, galbūt tokį absorbavimo poreikį, norą visą laiką išsiaiškinti, kas yra slapta ir ypač populiariai kultūrai tas būdinga, nes mes visą laiką norim sužinoti dalykus, kurie ne mums skirti. Ir tai yra šiek tiek vėlgi prieštaringa pastanga, nes nulindus ten, kur yra slapta ir tą paslaptį atradusi, aišku, tuo
pat metu, tą pačią akimirką tampa nebeslapta. Tai nėra jokios paslapties tokiu atveju. Tai vat labai įdomu kalbėti apie tą populiariąją kultūrą, kurioje vis atsiranda kažkokie tokie momentai, wow, atradimai. Ir tai, žinoma, praplečia mūsų vaizduotės ribas, bet va čia toks gal ir vienas paradoksas man dar krito į akis, kad pas Lovecraftas tai jis tikrai nebuvo akademikas, nors buvo be galo apsiskaitęs ir tyrinėtojams sunku atsekti jo žinių šaltinius, visus tuos leidinius ir mokslo sritis, kuriomis domėjosi jisai jo skaitytas knygas, nes tai yra, na, be galo platus spektras, bet publikuodavo jis labai paprastose kanaluose, žurnaliukuose, sakytume, tokiuose, kurie šiandien galbūt kažkur prie stoties galėtų būti pardavinėjami. Kitaip tariant, visiškas popsas. Ir aš visai net norėjau pasižiūrėti į, tarkim, kokias nors Wikipedijos žinias, tai yra toks, vėlgi, žinių šaltinis, kurį akademikai švelniai niekina ir maždaug žinau dėl ko. Bet tai yra įdomus rezervuaras žmonijos žinojimo šaltinis, nes jinai kurta buvo, kažkada domėjausi tą istoriją, vėlgi remiantis Aleksandrijos bibliotekos pavyzdžių ir kažkada tai buvo kuruojamas reikalas. Na, akademikai turėjo tą prižiūrėti, vėliau, aišku, tapo toks demokratinis visiškai dalykas, rašo ten kas ką nori, bet anglų kalba beje visai neblogai, galim rasti gerų dalykų apie tą patį Necronomiconą, jeigu norit per pusvalandį maždaug sužinoti įtakas ir prielaidas ir visokias ten etimologijas, tai tikrai tą galite įsijungti, pasižiūrėti, čia nieko slapto, bet mane sudomino tas disambiguation, tas vat viršui matomas toksai išdviprasminimas, kuris yra vėlgi tokie hiperlinkai, hipersaitai, kurie veda kažkur tolyn. Jeigu ten spustelėtumėt, išlystų visi tie dabarties Necronomiconai, apie kuriuos gal Adomas šiek tiek užsimins. O įdomumas tas, kad Necronomiconas vis tiek negali būti klasifikuojamas, bet jis gali būti klastojamas. Ir atsiduria visi tie reikalai, na, anapus įvardyjamos istorijos horizontų, anapus žmogiškumo horizontų, bet kokių racionalių dalykų, kuriuos galima įvardinti. Ir kadangi Lovecraftas, kaip sakiau, perteikinėjo kažką, ko žmogui nedera pamatyti ar išgirsti, tai jos tos žinios gali būti užkoduotos naudojant turbūt ne vien raides, pavardės, pavadinimus, bet ir šifrus, skaičius, siaubingus pasąmonės košmarus, haliucinacinius vaizdus. Tai šifravimas, kriptografija, beje, XIX amžiaus antroji pusėje buvo labai populiari tarp rašytojų, noras užšifruoti savo žinias buvo būdingas ir Žuliui Vernui, Balzacui ir Edgarui Alanui Poe, beje, labai stipriai. Ir pagalvoju, jeigu Wikipedija būtų sujungta su kokiu nors darknetu, su ta interneto pasąmonė, visiškai nelegalia, necenzuruojama, labai bjauria šlikščia erdve, kurioje vyksta baisus dalykai, galbūt tai būtų tai, ką galima atrasti. Bet dėja vaizduose persikelsime visiškai tokį paprastą 20 amžiaus pradžios vaizdavimo būdą. Ir tai yra Call of Cthulhu apsakymo pirmasis puslapis, iliustracija, piešta, man atrodo, originaliam leidime. Leidinys išleistas dar Lovecrafto gyvenamuoju laikotarpiu, tai maždaug 26 gal metai galėtų būti. Ir čia turbūt nematom nieko ypatingai baisaus, tai yra tokie, na, gan tipiški, šiek tiek kičiniai vaizdai, bet įdomumas galbūt būtų paties Lovecrafto piešiniai, nežinau, Adomai, gal tu gali truputį parodyti, kaip pats rašytojas piešia savo siaubūnus, ir čia knygos priešlapį tą galit matyti. Vėlgi, jeigu šiandien žiūrim ir bandom gazdintis, tai turbūt, na, tokie mėly gyvūnėliai čia atrodo ir tiek, bet va, tuo metu tai buvo kažkas labai neįprasto. Bet pamėginsiu pacituoti tą siaubą, kurį turėjo žmogus susikurti būtent savo vaizduotėje. Ir apysako siužeto nepasakoju, bet esmė ta, kad žmonės eina į labai tamsų girios užkabarį, kuriame nieks niekad nėra lankęsis, nes ten aplink gyvena tokie skvoteriai, kurie pasibaisėję pasakoja inspektoriam, na, kaip jie girdi naktį kažkokius kraupius garsus iš ten sklindančius, yra dingę jų vyrų, atsiprašau, gal moterų ir vyrų, vaikų, ir tie dingimai yra irgi labai baisus, neaišku, kas daros, na, ir kitaip tariant, eina racionalūs inspektoriai patikrinti.
Ir vyrai prieėję vietą, čia aš jau cituoju, kur augo plonesni medžiai, staiga išvydo patį reginį. 4 iš jų susverdėjo, 1 nualpo, o 2 išsprūdo paklaikęs riksmas, kurį jų laimiai užgožė pamišėliška orgijos kakofonija. Legrasas apšlakstė alpstančio vyro veidą pelkės vandeniu ir visi jie stovėjo drebėdami, ko ne užhipnotizuoti siaubo. Citatos pabaiga. Na ir toliau ten kalbama apie žmogiškos kilmės išsigimėlių ordos siautulingus visokius ritualus atliekamus. Aprašomi ten mulatai, negrai, neaišku, kažkokie tai persikopulėvę žmogiški pavydalai, jie atrodo tikrai baisiai, beveik kaip nežmonės, atlieka tokius ritualus susijusius su lavonų valgymu ir tai yra kažkas baisaus. Dar vienas sakinys, štai. Žvėriškas šėlas ir orgijų savivalė į demoniškas aukštybės šaudė stauksmais ir spiegiančiomis ekstazėmis, kurios tuose apniukusiuose miškuose siautėjo ir aidėjo lyg iš pragaro bedugnių pakilusios pragaištingos audros. Keisti garsai, tiksliau užkeikimas, kurį perskaitome kai kuriuose apysakose, na, taip pat gali pasireikšti, kaip sakiau, garsiniu tekstu. Pabandysiu dar jį pailiustruoti kitą citatą. Tik poezija arba beprotybė galėtų tinkamai perteikti tuos garsus, kuriuos inspektoriaus Legraso vyrai girdėjo per juodą klampynę ir damiesi link raudonojo švytėjimo ir prislopintų tamtamų. Esama tokių balso ypatybių, kurios būdingos žmonėms, ir tokių, kurios būdingos gyvuliams. Siaubinga girdėti vienas, kai šaltinis turėtų skleisti kitas. Toks užkeikimas skambėdavo turbūt vietose, kurias skirdavo tūkstančiai metų, tai yra vietose, kurios niekaip viena su kita negalėjo būti susijusios, bet, na, tai parašyta Necronomicone. Ir iš kur tas skiemenis atsiranda, vėlgi turėtume pamastyti apie Lovecrafto gyvenamąjį laiką, 20 amžiaus pradžią, 19 amžiaus pabaigą. Nes tą juodąją Necronomicono sėklą Lovecraftas pasėjo į tikrai derlingą mitų, taip pat mokslinio atradimų faktų ir fantazijų lauką. Mitai, aišku, atėjo iš archeologinių tyrinėjimų, iš naujų žinių, nes buvo atrandami visokie tolimieji kraštai, tolimos galbūt civilizacijos, bandė žmonės įsivaizduoti, ką reiškia tie šifrai, simboliai ir nujautė, kad tai galėjo būti kažkokios tai religijos, kurių mes tiesiog nepažįstam, nežinom. Ir galvojant apie tą Chtulu mitų sistemą, tai iškart prisimeni tai, kad ten buvo rasta kažkas, kas leido peržengti žmonijos užrašytų žinių horizontą jau. Taip pat buvo aktuali antgamtinė fantastika. Jinai radosi tada, kai susvyravo tikėjimas racionalumu, o žmonijos tikėjimas racionalumu, aišku, svyravo ne kartą ir dar daug sykių svyruos, aš manau. Iš visų magijos riktų, kurie dabar prisimenami šiuolaikinėme amžiuje, nė vienas nėra tamsesnis už Necronomiconą. Kai tik randasi kažkoks apčiuopiamesnis tekstinis pavidalas, iškart galima sakyti, kad tai ne visai tai, ko jūs ieškojot, nes jeigu prisimintume, kas yra rašyta apie tą knygą, tai žmonės ją suradusius ištinka kažkokie nenusakomi pojūčiai. Knyga subyra, nes jinai parašyta ant labai jautraus popieriaus ir jis negali tiesiog būti laikomas rankose. Būdavo atvejų, kai atsivertus puslapį raidės ten tiesiog išnykdavo, nes viskas susiliedavo ir jūs matydavo tik baltą spalvą. Bet galbūt tik įsiklausytų užtektų į tą pavadinimą Necronomiconas. Pats žodžio skambesys sukelia baimės nuojautą ir siaubą pačiam tapti baimės pavidalu. Ar tas siaubas gali kludėti knygoje ir būti išreikštas raidėse? Na, nežinau, bet būtent tariamuose žodžiuose, ištartuose ką tik jis turėjo kludėti, nes greičiausiai girdėjote užkeikimą. Svarbu, kad ta mirusių vardų knyga
taip pat parašyta pamišusio poeto. Taigi beprotybė ir pamišimas čia yra toks, vienas iš svarbesnių dėmenų, ir jeigu skaitytumėt beprotybės viršukalnės, pavyzdžiui, čianais, ar dar kažkokį kitą apsakymą ten, tikrai daug kas atsiveria tada, kai žmogus išeina iš proto. Neatsitiktinai teigiama, kad nieks negali tos knygos skaityti ir išlikti sveikas, nes žodžiai užmuša protą, palieka jį iškreiptą ir deformuotą, meldžiantį išsilaisvinimo nuo siaubo, kuris nepalieka net po mirties. Apsistokim dar prie garso poveikio, prie arabiškų pavadinimų, nes Lovecraftas savo vaikystėje labai mėgo 1001 naktis apsakymus, ir aš įsivaizduoju, kad jis ten skaitydavo tas nuotykių visokias dramas, plėšikus, bandydavo matyti savo vaizduotėj džinus, demonus, ir jis 5 metų būdamas, sakoma, pareiškia, kad yra musulmonas, paprašė mamos turgui nupirkti visokių arabiškų daiktelių, parafernalijų visokių, ir buvo labai įsijautęs į tą situaciją. Pagal vieną iš Necronomicono vėlesnių aprašymų knyga vadinosi Al-Azif, tai arabiškas žodis, kurį Lovecraftas apibrėžė kaip, cituoju, naktinį garsą skleidžiamą vabzdžių, kuris, kaip spėjama, yra demonų klyksmas. Taip pat manoma, kad tas Al-Azif atėjo iš jo giminės province, ten vienos giminės pavardės, arba Al-Hazret. Jeigu įsivaizduotume tokį kalambūrą, Al-Hazret, tai visako apsiskaitęs. Gal ir tai buvo pradžia šito žodžio, šito vardo. Bet kuriuo atveju arabų kalba tai nieko nereiškia, tokio žodžio net nėra. Bet vaizduotės vaisius nepasiduoda vienprasmiškam aiškinimui, o mėginimai surankioti ir sudėlioti literatūrinės detalės, jas susijęti kažkokiais priežastingumais, sujungt datom, bet kuriuo atveju slysteli iš rankų. Vėlgi priminsiu, Lovecraftas savo Necronomiconu kreipėsi į tai, ko negalime žinoti. Ir svarbus elementas yra svetimumas, nejauka. Pacituosiu patį Lovecraftą. Tik žmogiškos scenos ir personažai turi turėti žmogiškų savybių. Jos turi būti traktuojamos su neslepiamu realizmu. Bet kai peržengiame ribą į beribę ir bejautrę nežinomybę, šešėlių persekiojimą išorę, galbūt tą kosmosą, turime nepamiršti palikti savo žmogiškumą ir žemiškumą ant slenksčio. Citatos pabaiga. Kitaip tariant, čia tas pats slenkstis, už kurio mūsų žvilgsnis nebepasiekė. Ir turint minty, kad dabartinis mokslas pripažįsta, jog gyvybė Žemėje atsirado ne vieną ir ne 2 sykius, po to išnykdavo, po to vėl atsirasdavo, ir labai toli turėtume eiti istorijos liniją, kol prieitume tą evoliucijos pakopą, po kurios jau vystėsi žinduoliai ir visi kiti gyvūnai. Gal toliau bandysiu pasikliauti spėjimais dar kurį laiką ir sustot prie literatūros. Kai kurie, pavyzdžiui, teigia, kad Lovecraftui didžiausią įtaką padarė Roberto Chamberso apsakymai ir konkrečiai apsakymų rinkinys Geltonasis karalius. The Yellow King, The King in Yellow, atsiprašau. Čia kalbama apie paslaptingą ir nerimą keliančią pjesę, kuri pasirodo irgi knygos pavidalu. Ir manoma, kad šį kūrinį Lovecraftas perskaitė tik 27 metais. Ir tais pat metais parašė tą trumpą pseudo istoriją, kurią pradžioj minėjau apie Necronomiconą, kuri buvo išleista jau po rašytojo mirties. Įdomesni gal man tie tyrėjai, kurie teigia, kad iki galo vis dėlto nėra aišku, kaip Lovecraftas sugalvojo pavadinimą Necronomiconas. Nes pats rašytojas nesykį teigia, kad pavadinimas jį aplankė sapne. Taigi norėjosi giliau įlysti ir į sapno fenomeną ir prisiminti Lovecrafto vaikystės košmarus. Tokie košmarai jį kamuodavo gal maždaug iki 8 metų, vėliau liovėsi, bet tai jam paliko neišdildomą įspūdį, kai jis bandė slėptis nuo tų pabaisų, kurios jį puolė, ir slėptis nelabai buvo kur. Taip pat minėčiau 19 amžiaus vidurio Gustavo Doré graviūras, kuriomis Lovecraftas žavėjosi, ir galbūt tai jam sudirgino, sužadino vaizduotę. Nes Doré, kuris iliustravo Džono Miltono Prarastąjį rojų,
buvo irgi labai mėgiamas, populiarus 19 amžiaus menininkas, toks popsinis turbūt taip pat savo graviūromis ir sklaida jų. Ir tas Miltono galbūt sukurtas aklojo neregio, aklojo regėtojo sukurtas kūrinys, jis paliko tikrai didelį įspūdį 17 amžius. Tai buvo ir amžininkam, ir vėlesniem rašytojam, nes teigiama, kad ta nepriekaištinga ir prieštaringa simfoninio užmojo poema stebina iki šiol savo kosminę didybę ir siekia aprėpti kone visą žmonijos patirtį. O pats rašytojas, aišku, galėjo žavėtis ir tais personažais, būtent šėtonų susirinkimais, šėtonų nutrenktų į požemius, kuris pasipriešino Dievui. Dažnai tie šėtonai vaizduotai nusisukę su šikšnosparnių sparnais, labai, tokiamis niūriomis aplinkybėmis. Ir čia, aišku, tose graviūrose, kažkurias iš jų Lovecraftas svartė, matom ir egzotinių kelionių geografijos atspindžius galbūt. Vėlgi tas Chtulu kultas, kuris nuolat minimas, ir jo centrinė būstinė Arabijos dykumoje yra žmogaus neįžengtas miestas. Ir tai yra miestas pavadinimu Iremas. Tai yra vieta, kurios niekada nerasite. Dar pacituosiu apie tai. Kultas yra nesusijęs su Europos raganų kultu ir niekam be savo narių praktiškai nežinomas. Apie jį neužsimenama faktiškai nei vienoje knygoje. Nors nemirtingieji kinai yra sakę, jog pamišusio arabo Abdulo Al-Hazredo Necronomicone esama dviprasmybių, kurias pašvestieji gali skaityti keliais būdais. Ypač šį daug diskusijų sukėlusi dvieilį. Dvieilis iš Necronomicono. Nemiręs tas, kas amžinai gulės, išaušus keistai erai, mirtis net mirtį nugalės. Ir vėlgi tas būdas galbūt girdėti čia Chtulu ar jo pasekėjus ir garbintojus yra viliojantis, bet daugiau prasmių ieškot aš čia gal ir nebenorėčiau. Adomai, perduosiu tau mikrofoną. Tai aš turiu problemų su šituo tekstu. Anksčiau minėta knyga Necronomicon Files, kuri teigia, kad Necronomiconas tarsi neegzistuoja, yra netikras ar neautentiškas. Taip užkertamas vaizduotės polėkis, o aš tuo tarpu manau, kaip menininkas, manau, kad vaizduotė kaip tik turi būti skatinama. Tarsi X-Filuose du agentai Daniel Harms ir John Wisdom Gons III bando demaskuoti Lovecrafto išgalvotos knygos paslaptį. Tai du skirtingi požiūriai į temą. Harms žiūri į temą iš literatūrinės, tai yra mokslinės perspektyvos, tarsi agentė Scully bando pristatyti faktus šaltai ir objektyviai, paminėdamas, kaip ir kur literatūroje minimas Necronomiconas, dokumentuoja kitus netikrus Necronomiconus ir jų paskelbimo aplinkybės. Gons į temą žiūri iš praktikuojančio mago perspektyvos, prisiima agento Mulderio vaidmenį, kuris dėja yra kiek isteriškas. Priešingai nei Harms, Gons negali laikytis objektyvumo, jam Necronomicone skelbiama informacija atrodo šventvagiška, nes netitinka jo konkretaus magiško pasaulėvaizdžio. Kritikuodamas Necronomiconą kaip pramonus, tai galime tik tais numanyti, ką jis pasakyto ir apie John Dee ar kitų magų veiklą, ir apie bet kokį folklorą. Drįsčiau teigti, kad knyga yra banali, pažodinė, bandanti išimti magiją iš kūrinio. Knyga siekia diskredituoti Necronomiconus, teigiant juos nesančius realius, siekia demistifikuoti šių hipersticiškų knygų atvejus. Dingsta visas mistiškumas ir meniškumas. Tokius buhalterinės tiesos ieškotojus režisierius Werner Herzogas kritikuoja, teigdamas, kad jiem tik telefonų knygas rašyti. Necronomicono failuose daugiausiai dėmesio skiriama vadinamajam Simono Necronomiconui, išleistam 77 metais. Harms ir Gons teigia, kad ši knyga yra apgavystė. Nieko ten vertingo nėra, knygoje pateikiami burtai ir užkalbėjimai yra neveikiantis, o tie, kurie juos bandys, jiems gali blogai baigtis. Toks paradoksiškas požiūris ir antipatija šios knygos verčia išsamiau pasidomėti šiuo leidiniu. Tai The Simon Necronomicon, išleistas 77 metais, yra grimoaras, Lovecrafto išgalvoto Necronomicono vertimas.
Parengtas anoniminio redaktoriaus, geriau žinoma kaip Simonas, knyga sujungia šumerų mitologijos, okultizmo ir Lovecrafto istorijų elementus. Šis Necronomiconas sukurtas kaip praktinis magiškų ritualų ir kreipimus į dievybės vadovas. Išleista Schlangekraft Incorporated ir tikėtina sukurta Magical Child ezoterinio knygyno nuolatinių lankytojų. Knygyno savininkas Hermanas Leiteris teigdavo, kad tiek daug žmonių ateina į jo knygyną ieškodami Necronomicono, kad jeigu jis jį turėtų, tai susikrautų turtus. Nepaisant to, kad Simon Necronomiconas plačiai laikomas apgaulė, neturinčia istorinio autentiškumo, jis išpopuliarėjo okultiniuose sluoksniuose ir prisidėjo prie Lovecrafto visatą supančios mistikos. Knygoje Dead Names, negyvi vardai, Necronomo vertėjas Simonas teigia, kad knyga pakliuvo į jo rankas ne visai švariai. Teigiama, kad du tariami ortodoksų šventikai, vienuoliai, užsiėmė plataus masto knygų vagystėmis iš bibliotekų ir privačių saugyklų. Vieno tokio apiplėšimo grobis ir buvo Necronomicono rankraštis. Simonas pastebėjo šį leidinį vienuolių buveinėje, paprašė jį paskolinti, kad galėtų išversti. Vienuoliai nenoromis sutiko, Simonas teigia, kad jis padarė ir rankraščio fotokopijos, bet jos išbluko. Grąžinus rankraštį, vienuoliams grėsintis areštas privertė juos sunaikinti rankraštį kaip nusikaltimo įrodymą. Todėl, pasak Simono, Necronomiconas tikėtina niekada nebus autentikuotas ir skaitytojai belieka pasitikėti Simono pasakojimu. Įdomus faktas, kad ši knyga patraukė magų ir menininkų dėmesį. Pasak Simono, prieš pat leidimą į Magical Child knygyną užėjo William S. Burroughsas, garsus 20 amžiaus rašytojas, beat kartos atstovas, ir perskaitė Necronomiconą vienu prisėdimu. Pasak jo, tai geriausias dvasinio išsilaisvinimo instrumentas, lengvai prieinamas magijos vadovėlis. Tikriausiai galima tik pagirti autorius, kad ir kas jie būtų. Ar gilios praeities išminčiai, ar keli juokdariai, kad įtikino vieną ryškesnių ir keistesnių praėjusio amžiaus autorių savo meninę ir maginę vertę. Peteris Lavende yra siejamas su Simono Necronomiconu. Spėliojama apie jo galimą dalyvavimą leidžiant ir reklamuojant knygą, nors jis to tiesiogiai nepatvirtino. Peter Lavende, amerikiečių autorius, istorikas ir tyrinėtojas, žinomas dėl savo darbų apie ezoteriką, okultizmą ir tamsesnius istorijos aspektus, ryšius tarp politikos, religijos ir paslėptų galios struktūrų. Jo aktyvi kritika nacizmui verta paminėjimo, nes dažnai domėjimasis okultizmu siejamas su kraštutinėmis dešiniosiomis pažiūromis. Kadangi Necronomiconas yra vardų knyga, galime tik pasvarstyti, kodėl Peteris pasirinko Simono vardą. Atmintyje iškyla keli pavyzdžiai. Simonas magas, aprašomas Biblijoje, galėjęs demonstruoti skraidimo galią, ir kitas Simonas, kuris vėliau persivadino į Petrą, vėliau šventąjį. Jis taip pat aktyviai veikia ir NSO diskursuose. Yra vienas iš The Stars Academy narių, kartu su buvusiu populiariu punk rock atlikėju Tom DeLonge iš grupės Blink-182, tyrinėjantis šiuolaikinių NSO reiškinį ir bandantis atvesti šią žinias į populiariąją kultūrą. Šis projektas buvo pristatytas Tom DeLongo, Joe Rogano podcastuose. Taip pat šioje NSO veikloje dalyvauja ir artimas Clintonų bendradarbis John Podesta. Necronomiconą galima laikyti panašiai į daugelį kitų magiškų knygų, tokias kaip Blavatskojos Book of Zion, Lesser Keys of Solomon, mažieji Saliamono raktai, Joseph'o Smito Mormonų šventieji raštai, ar jų praeitoje paskaitoje minėtas Aleister Crowley knygos. Yra hipotezė, kad Lovecraftą ir Crowley siejo bendra vaizduotė, persidengianti ir papildanti vieną kitą. Ją iškėlė Kennethas Grantas, britų okultistas, artimas Aleister Crowley kolega, vėliau įkūrinęs Taifūnišką ordiną, kuris daugiausiai dėmesio skyrė telemos mokymų tyrinėjimui ir plėtrai derinant Lovecrafto mitologiją ir tradicinį okultizmą. Grantas sužavėjo Lovecrafto kūrybą, kurią jis integravo į savo okultinę sistemą, tikėdamas, kad Lovecrafto išgalvoti mitai turi tikrą okultinę reikšmę ir kad Lovecraftas ir Aleister Crowley sapnavo tą patį sapną, kad jiems apsireiškė tekstai iš tos pačios bibliotekos. Grantas Necronomiconą vertino ne tik kaip išgalvotą kūrinį, bet kaip ir simbolinį gilesnių paslėptų tiesų vaizdavimą.
Jis teigia, kad Lovecraftas netyčia pasinaudojo senovinių pasąmonės kosminių žinių ir archetipinių jėgų rezervuaru. Lovecrafto aprašytos esybės atstovauja pirmapradėms jėgoms, kurios yra už žmogaus suvokimo ribų ir kurias galima pasiekti ezoterinių praktikų pagalba. Tiek Simon Necronomicon, tiek Kenneth Grant darbai labai remiasi Lovecrafto mitologija. Jie traktuoja jo išgalvotus kūrinius kaip turinčius tikrą okultinę reikšmę, taip prisidedant prie mito integravimo į šiuolaikinės ezoterinės praktikas. Granto požiūris yra labiau simbolinis ir teorinis. Lovecrafto mitai matomi kaip gilesnių ezoterinių tiesų išraiška. Simon Necronomiconas pristatomas kaip praktinis magiškų ritualų vadovas, traktuojantis mitą kaip funkcionalią magišką sistemą. Abu autoriai padėjo įtvirtinti Necronomiconą šiuolaikinėje okultinėje kultūroje, nepaisant jo išgalvotos kilmės. Mechanizmas verčiantis fikcijas į realybę gali būti įvardintas hipersticija, tiksliau būtų hypersticija. Hipersticijos terminas sukurtas kibernetinės kultūros tyrimų padalinio Warwicko universitete Anglijoje. Jungiami terminai hypas, tai yra populiarumas, ir prietarai. Tai procesas, kurio metu išgalvotos idėjos ar koncepcijos tampa tikros per tikėjimą, kultūrinį poveikį ir socialinę praktiką. Hipersticija veikia įtardama išgalvotus pasakojimus ar spekuliacinės idėjas į kolektyvinę sąmonę, kurie pradeda daryti įtaką suvokimui, elgesiui ir pačiai tikroviai. Kuo daugiau žmonių įsitraukia į šias idėjas, tuo labiau jaučiamas jų poveikis. Išgalvoto pasakojimo įtaka sukuria grįžtamąją ryšį, kuriame tikėjimas jo galia skatina tolesnį įsitraukimą į mitą ir sustiprina suvokiamą tikrovę. Ši grįžtamojo ryšio kilpa yra pagrindinis hipersticijos mechanizmas, kai išgalvoti elementai nuolat formuojasi ir yra formuojami sąveikos su realybė. Taigi Necronomiconas yra puikus hipersticijos pavyzdys, nepaisant išgalvotos kilmės pradėjęs gyventi savo gyvenimą. Tai paveikia literatūrą, popkultūrą ir šiuolaikinės okultinės praktikas, kurios laiko Necronomiconą tikrų magiškų žinių šaltiniu. Noriu paminėti kelias Necronomicono apraiškas populiariojoje kultūroje. Tai Simpsonuose, kur politikas Bob Dole skaito iš Necronomicono. Šveicarų tapytojas H.R. Gigeris yra padaręs paveikslų seriją pavadinimu Necronomicon. Taip pat net vienas lietuvių atlikėjas, Micro One, prieš kelis metus išleido albumą Necronomiconas. Man asmeniškai įdomiausias atvejis tai muzikinio meno projekto Death Grips vokalisto tatuiruotė ant krūtinės, vaizduojantis Simono Necronomicono ženklą. Muzikinė grupė pasižymi agresyviu ir šiurkščiu stiliumi, sujungia punk, elektroninės ir noise muzikos elementus su intensyviais, kriptiškais ir paslaptingais tekstais. Jų kūryba įvardinama kaip muzika iš gilaus interneto arba jūsų paskolos garso takelis. Jų novatoriškas ir netradicinis požiūris į kūrybą sulaukė kritikų ir gerbėjų kultinio pripažinimo už šiuolaikinės muzikos ribų peržengimą. Apie jų kūrybą teigiamai atsiliepė atlikėja Björk, internete sklando gandai, kad dirbdamas prie paskutinio savo albumo Black Star, atlikėjas David Bowie taip pat klausė Death Grips. Taigi galima teigti, kad Necronomicono mitas puikiai gyvas ir iki šių laikų funkcionuoja tarsi hipersticiškas kodeksas kolektyvinėje vaizduotėje, kuris įgalina menininkų kūrybą. Savo meninio tyrimo metu taip pat tyrinėjo Necronomiconus, naudojo juos kaip instrumentus įgalinančius vaizduotės klodus ir erdves, pilnas meninio įkvėpimo. Pristatymo metu girdėjome Pijaus Džiugo Meižio elektros garsų tyrinėjimus, kylančius iš paslaptingais inžineriniais raštais išmargintų mikroschemų.
Ačiū Pijau, ačiū Adomai, ačiū Adai ir mūsų pranešimas kaip ir baigtas. Jeigu yra klausimų ar komentarų, tai labai lauktume. Būtų gal lengviau jam girdėti. Tai gal girdėsis, aš sustosiu. Na, visų pirma, noriu padėkoti ir Skaidrai, Adomui, ir Pijui už tikrai unikalų pristatymą, nes, ko gero, kaip baigiamasis šito ciklo paskaitų renginys, jis negalėjo būti geresnis jokiais būdais. Ir erdvė, ir vieta, ir lokacija, ir muzika, ir tas fone skambantis garsas, žodžiu, viskas buvo, man atrodo, labai unikalu. Ir netgi pavydėtinas. Turiu vieną klausimą, arba du klausimus viename. Pirmas dalykas, kai, nežinau kam skirti, galbūt Skaidra, galbūt yra Adomui, bet kai tu, Skaidra, kalbėjai apie vis dėlto tą atsiveriančią, na, tamsos, kažkokią karalyją, kitaip tariant, taip nusakyti. Ar, ir kai kalbėjai apie įtakas, ar tau neatrodo, kad vis dėlto galėjo būti nemaža dalimi ir tokių ankstyvojo freudizmo pasąmonės gelmių, pasąmonės kūrinių, eros, tanatos, galios, raiškų manifestacija, šiuo atveju Lovecrafto kūriniuose. Ir su tuo susijęs ir antras būtų klausimas, artimas, bet kiek skirtingas, o vis dėlto, kaip tu vertintum tas apeliacijas Lovecrafto į islamišką kultūrą, į arabiškus pavadinimus, kai kur, kiek atsimenu, ir netgi indiškus ten yra buvę. Kitaip tariant, kiek tame yra tokio romantiško, orientalizmo pateikimo per literatūrinį maginį ezoterinį žanrą. Ačiū labai už komplimentus ir už klausimus. Kiek teko skaityti apie Lovecraftą domėjimosi lauką, jis yra tiesiog per platus ir tiek platus, kad mokslininkai ten iki galo negali išsiaiškinti jo žinių visų šaltinių, nes taip ir nesupratau, kiek jis domėjosi mokslu, domėjosi chemija, fizika ir visko, kuo įmanoma, ar ten reliatyvumo teoriją skaitė, nežinau, bet kaip ir negali užkirsti tos ribos, kad va čia jau jis kažko nežinojo. Tai kaip su freudizmu yra, nežinau. O dėl arabiškų pavadinimų, tai tikrai taip, man irgi buvo įspūdis, kad tai yra tas 1001 nakties, mano taip pat vaikystėje skaitytos knygos įtaka ir susižavėjimas tuo visų lauku, šarmu tuo, reiškia, kuris yra tiesiog galbūt bendru orientalizmo vardu vadintinas, ne taip svarbu ten koks tikslus ar netikslus tas arabiškas pavadinimas, bet tai, kad 5 metų vaikas pareiškia, kad jis dabar tapo musulmonu, tai jau man čia savaime yra tokia detalė iškalbinga. Nežinau, turbūt taip ir baigiu atsakymą, ne? Adomai, norėtum kažką pridurti? Aš irgi tikriausiai nelabai ką papildžiu, nes nepakankamai žinau apie to laikmečio kontekstą, bet tiesiog labai žavu, kad ir tikriausiai nebūtų, neapsimčiau ginti, kad ten Lovecraftas labai kažkaip ten giliai kapstė ar dar kažką, jisai tiesiog užčiapė kažką labai tuo metu aktualaus, sintezavo to laikmečio dvasią kažkaip tikriausiai ir ištransliuoja iki šių laikų ir matyt kažką teisingai ir meniškai tai padarė, kad mes vis dar nesibaigė tas jo hypas. Man bent jau buvo įspūdis, aš dabar galvoju pavadinimas, Šviesa iš kosmoso, man atrodo lietuviškai, Spalva iš kosmoso, jo, skaitant lietuvių kalbą tą apsakymą, įspūdis buvo, kad jis ten puikiai žinojo apie atomo skaidymą ir jo keliamus pavojus ir taip toliau, nors aš pasižiūrėjau informacija enciklopedijoje, tais laikais dar nebuvo tiek žinoma apie atomo keliamą pavojų, atominį sprogimą ir tą visą sumaištį, kuri sukelia tas debesis, kai jis pakyla, nebuvo jo gyvenamojo metu. Bet kai skaitai, tai atrodo, po to ten rodė tą serialą Černobylis, tai atrodė, kad jis buvo tiesiog pasižiūrėjęs tą serialą, kai aprašinėjo tą visą klaikų švitėjimą, kuris
tirpdė kūnus ir reiškia, naikino žmonės, nesuvokiančius to, kad ta šviesa yra iš tikrųjų nuodinga. Tai va tas man buvo labai įspūdinga. Bet čia aš, apie tą pranašišką regėjimą gal nekalbėčiau, Adomai, gal tu. Aš kažkaip pagalvojau, prisiminiau, ką berods Slavoj Žižekas sakė apie Davidą Lynchą, kad sako, jisai, perfrazuojant, jisai tarsi nėra labai protingas, bet jisai taip meniškai sugeba pagauti dalykus, kuriuos paskui ir ištransliuoja. Tai va čia tikriausiai irgi jisai ten, nebūtinai ten skaitė Freudą ir to laikmečio ten visas knygas, bet jisai naudojasi menu kaip tokiu shortcutu prieiti prie kažkokių dalykų. Jo, aš tiesiog noriu dar paaiškinti, ko aš klausiu, nes man atrodo, kad vis tiek tas jo kvietimas tarsi pažvelgti į pasąmonės gelmes, į tą šešėlinį lauką, jis turi tam tikrą sąsają su tuo metu 20 amžiaus pirmoje pusėje vakarų kultūroje suvešėjusią tendenciją žiūrėti į ten, žiūrėti ne tik į tą pozityvųjį aš, bet ir į tą savo dugną. Tai tam nereikia skaityti būtinai Freudo, tiesiog tai buvo kultūrinis tam tikras kontekstas, ko gero. Taip, kas galbūt dar irgi būtų įdomu, kad jisai savo laikmečių neišgarsėjo, tik tais vėliau išgarsėjo, tai kad jisai tarsi gal net ir kažkiek peržengė tą savo laikmetį, tai čia irgi tokio laiko pateisintas menas. Gal dar komentarų ir ar klausimų, nežinau. Jeigu ne, tai gal ir baigia. Aš galiu demistifikuoti tik tais pabaigai visą ezoteriką, šiek tiek užbaigdama šitą ciklą, kadangi, kaip Skaidra jau minėjo, tai paskutinysis mūsų slaptųjų tekstų ciklo renginys, šiek tiek pakeitė savo lokaciją, taip netikėtai, tai nutiko, tai buvo Skaidros idėja, įkalbinėjo mane ir galiausiai aš sutikau visais įmanomais aspektais tiesiog padaryti šitą renginį išskirtinį ir atitinkantį netgi tą tematiką, tai labai džiugu matyti, kad atrodo jis buvo sėkmingas. Ir dėkoju Adomui, dėkoju Skaidrai, dėkoju Pijui, ten stovi. Taip, už šitą renginį dėkoju visiems susirinkusiem ir visiems atidžiai sekusiam mūsų ciklo paskaitas, kurios pirmą vyko nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir šiandien baigėsi būtent čia Sodas 2123. Ir tikiuosi, kad išauš greitai nauja era ir prasidės dar vienas slaptųjų tekstų ar kažkokių kitokių ezoterinių tekstų ciklas. Ir jau greitai pakviesime jūs apsilankyti ten, tad kviečiu sekti mūsų Lietuvos ezoterizmo studijų grupės veiklas mūsų Facebooko puslapyje. Tai dėkui, kad čia susirinkote ir neformalias kalbas kviečiu pratęsti visus dar pasiliekant čia prie baro. Taip, bet. Šiek tiek galvoju į šitą komentarą apie Lovecraftą pasisakymus, bet pagalvojau, kad šiek tiek skaičiau Lovecraftą anglų kalba. Labai sudėtinga, labai turtinga kalba ir būna, kad sakiniai ten 3 žodžius reikia verstis. Bet ką supratau apie jį, tai jisai rašo apie nežinią daugiausia. Ir nežinia, man atrodo, yra tai, kas yra neprieinama protui, kas yra tai, ko protas nežino tiesiog. Ir dėl to, man atrodo, Lovecraftas yra, jisai turėtų būti visada aktualus, man atrodo, nes tiesiog, kad ir kiek tu besiaiškintum dalykus, kad ir kiek bandytum detalizuoti ir atomizuoti į smulkesnės daleles, neįmanoma prieiti prie visiško aiškumo ir kažkaip sukontroliuoti visą šitą procesą, kas čia vyksta. Tai jo, nežinau, ar čia tema. Būtent svetimas, tas pagrindinis man irgi motyvas pas Lovecraftą, ta išorė, prie kurios tu niekad neprieisi. Ačiū labai, Pijau.